Marija stovėjo prie kryžiaus. Tai laikysena žmogaus, kuris stovi šalia ir palaiko, o ne to, kuris pasiduoda. Marija veikli, ji nepalūžta po skausmu, neleidžia, kad ją užvaldytų beprasmybė ar baimė. Kai atrodo, kad blogis nugali, kai užklumpa liga, nelaimės, vidinė krizė, tikintis gundomas keikti Dievą, galvoti, kad jis nejautrus, tolimas, kad jis nebe tėvas, kuris niekada nepalieka savo vaikų. Tačiau Marijos tikėjimas nėra suprasti viską, nes skausme ir tamsoje neįmanoma visko suprasti. Jos tikėjimas tai pasilikti. Pasilikti prie priimto sprendimo, pasilikti prie priimto žodžio, pasilikti prie tėvo, kuris niekada nepalieka. Tikėjimo krizė, kurią kartais turime, yra būtina. Vidinės naktis, abejonės, tylos laikai, Dievo tylėjimas. Visa tai augina mūsų tikėjimą. Tada jis nebeparemtas emocijomis, bet tvirtų pasirinkimų, kilusi iš patirties jo meilės, jo malonės, jo gailestingumo ir apvaizdos. Ir kai jį iš tiesų sutikai, niekas šiame pasaulyje tavęs nebeįtikins priešingai. Palaimintos dienos.